Mėly Odesos žmonės, nuoširdžiai sveikinu Jūs Europos dienos proga. Ši diena simbolizuoja vienybę, taiką ir vertybės, kurios šiandien Ukrainai įgauna ypatingą prasme. Odesa ir jo žmonės išgyvena išbandymus, kurių neįmanoma iki galo perteikti žodžiais. Tačiau būtent šiose situacijose atsiskleidžia tikroji stiprybė, jūsų orumas, vidinė ramybė, gebėjimas išlikti žmoniškiams ir neprarasti tikėjimo net tada, kai aplink tiek daug nežinomybės. Jūs nesate vieni. Klaipėda kaip miestas partneris yra kartu su jumis ne tik žodžiais, bet ir nuoširdžių rūpesčių, palaikymu ir tikėjimu. Jūsų šypsena įkvepia ne tik Lietuvą, jis stiprina visą Europą. Šios Europos dienos proga linkiu jums neprarasti vidinės ramybės ir saugoti viltį, kuri rusena net ir tamsiausiomis akimirkomis. Tikėjimo, kad taika sugrįš, o jūsų miestas vėl galės gyventi laisvai, saugiai ir oriai. Su nuoširdžiausia pagarba ir palaikymu. Slava Ukraine!